Sargai ant sienų. Ant tavo mūrų, Jeruzalė, sargus pastačiau, niekuomet, nei dieną, nei naktį jie nenutils. O jūs, kurie primenat viešpačiui, neduokite savo ramybės. Izaijo 62 skyrius, 6 eilutė. Kiekvienas miestas turėdavo savo apsauginę sieną, kad niekas su piktais ketinimais negalėtų įsiveržti. Ant sienų ir bokštuose stovėdavo sargai be apsaugos, beliktų visiems nebet bejėgiškai išsilaksyti. Taip pat ir Jeruzalė turėjo stiprią sieną. Jeruzalė buvo dvasiniai ir Izraelio sostinė. Ją galima prilyginti bendruomeniai, nes iš jų abiejų žydų ir pagonių Dievas padarys vieną kaimynę. Skiriančią giją jis nutraukė. Taigi visi tikintys Kristumi priklauso vienai kaimynai. Nesvarbu žydai, jie ar visai kitos tautos. Kristų bendruomenės reikia šitų sargų ant sienų. Priešas šlaistosi aplink ir ieško, kur galėtų prasmukti. Tik apsaugotose stebimuose rūmuose esame saugus. Tai yra vieta, kurią mums numatė Jėzus. Kartais yra tik keletas sargų. Jie juk pavargsta, jie reikia mūsų pagalbos. Pasikeisdami mes galime numelstis už kaimynę, už bendruomenę, už vedančiosius, už miestą ir už viską. Rytais vieni, per pietus kiti, o kai kurie vakarais bei naktimis. Užsirašyk į sergėtojų eilę. Būk pasiruošęs, kuomet Jėzus tau į širdį įdės kvietimą. Tam, kad budėtojai iš nuovargio neužmigtų, reikalingai griežti sudėlioti dienotvarkę, su pakankamai miego, bei tinkamo kiekio maisto. Mes, krikščionys, turime peržvelgti savo gyvenimo būdą. Galbūt nešiojame per didelę naštą, ar visus reikalus atliekame sąžiningai. Galbūt ne visuomet atiduodame pasiskolintus daiktus. Galbūt pažadėjome ir nesilaikėme duoto žodžio. Nuodėmingai flirtavome, galbūt pinigus mėgstame labiau nei tiesą. Besimeldžiantysis turi turėti tyrą širdį bei švarias rankas. Kaipgi Dievas tuomet jo klausys? Sargo tarnystė yra didis pašaukimas. Dievas pašaukia savo budėtojus slaptoje tam, kad jie galėtų tikslingai melstis. Jis parodo jiems silpnuosius, tuos, kuriems reikia pagalbos. Jis veikia atsakomai, jį maldas, jis išlaisvina palaiminimus, dėkoja budintiems. Jėzau nori įstoti į tavo kaimynę, už silpnuosius, kad jie nekluptų, ir už stipriuosius, kad jie nuo per didelės drąsos nuo tavęs nenutoltų. Apvalyk mano širdį, mano mintis, troškimus bei norus, viską dėliok pagal save. Tavo valia turi įvykti, kaip kad yra danguje. Dėkuoju, jog esi manasis užtarėjas bei sergėtojas. Amen.